7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ignai, įtikinama pergalė ir pirmą kartą po 6 metų Rytas KMT finale. Kokios emocijos, koks jausmas? Smagu, labai smagu, kad taip stipriai išėjom, nežinau, į tas rungtynės ir trečiam kėliny. Labai smagi pergalė, ne tik kad pergalė, bet tokia solidi pergalė, tai smagu už visus žaidėjus, visą klubą, visus tos, kurie palaiko, tai labai smagu ir laukiam rytojaus. Puikios ir tavo asmeninės rungtynės, vos ne karjeros, arti naudingumo valų rekordo, arti rezultatyvumo rekordo. Kas šiandien buvo taip gerai sekės, kodėl? Nežinau, gal pirmi metimai krito komanda, kaip komanda ir žaidėm, radom tos pasus vienam kitam, tai ir tie, kai kurie pasai man krito, tai išnaudojau progas, tai dėkingas už jas, kad man sukūrė, tai smagu buvo. Šiaip nežinau, net metimai krito, čia sunku kažką net papasakoti. Ignai, tavo pačiam tik tai antras KMT finalo ketvirtas, bet yra tų, kurie patyrė visus tos pralaimėjimus, tai trenerių štabas Gytis Masiulis daug kartų pralaimėjęs. Kiek tau pačiam jautėsi, kiek tas, atsiprašant, šūdas vyrė komandai, kad nesugebat KMT perėti pusfinalio etapą? Jo, iš tikrųjų, tai man pirmas pačiam, bet žinau tą prakeiksmą visam klube ir jaučiasi ta tokia aura būdavo bloga ir prakeiksmas, tai labai svarbi pergalė šiandien, smagu už visus ir, kaip sakiau, labai džiugau, kad klubui pavyko tą padaryti čia. Pasikalbėdavot prieš pusfinalį, kad čia vėl vyko kabelio, būdavo tas psichologinis barjeras? Labiau iš tos pusės, kad paskutinės rungtynės, iš tikrųjų paskutinės 2 rungtynės prieš juos pralaimėjome, tai galbūt iš tos revanšinės pusės, o ne kad KMT pusės, tai tas toks pyktis sportinis nuo praeitų rungtynių buvo likęs. Pats kalbėjai, kad gerai pradėjai mačą, tas antro kėlinio pabaiga per 20 sekundžių 2:30, bet jau tas antras priminė vieną momentą tavo jau šį sezoną užfiksuotą. Jautiesi šiaip tais momentais, kuomet kamuolys paskutinėmis sekundėmis atsidarė tavo rankose, kad kažkaip kad tokius momentus mėgsti? Jo, tie momentai, kaip sakyti, jie smagu ir kai krepšinį tie tokie lemiami momentai, tie paskutinių sekundžių metimai, jie kaip tik man, nežinau, pratraukia ir smagu jas mesti tuo pačiu belekapu. Tiesiog toks, kai pirmi 4 ar keli įkrenta, tai tas paskutinis irgi iš tos sėkmės būsenos įkrenta. Finale laukia Žalgiris, kokius matot savo pranašumus ir kas yra sunkiausias, tai jau 2 kartus šį sezoną susitikus. Jo, tai Žalgiris labai tas sisteminga komanda, kiekvienas žaidėjas ėjęs, o jie turi didelę rotaciją, įnešimus energijos, matėme kiek teko pastebėti prieš Neptūną, tiek spaudimas į žaidėją, tiek apamait energiją visų žaidėjų, tai ir ta sisteminė jų gynyba, tai manau, tie jau būtų tokie išdirbti dalykai, kuriuos turėsim spręsti. Labai neblogai komandai įsilėjo Urbanas ir per Mutičių bandė skristi. Ką galėtų pasakyti apie šį krepšininką ir ar jis jau vertas tos rotacijos vietos pagrindiniai komandai? Jo, aš manau, tikrai vertas žaisti aukštam lygiai ir labai smagu už jaunuolį, kai jisai eina su tokiu pasitikėjimu ir, nežinau, tie tritaškai ir prasiveržimai gynyboje gerai dirba ir tada, nežinau, bando įkrauti per varžovą, tai labai smagu, kad tas pasitikėjimas yra. Dažnai vis tiek jaunuoliui mestam taip į rungtynės dažnai užtrumpina galvoj, o matosi jam su pasitikėjimu viskas gerai, tai tas labiausiai smagu. Dabar, jeigu reikėtų jam pasiūlyti likti Rytą toliau, jis turi komandų ir jie keliautų, ką pasiūlytum jam? Aš manau, tai asmeninis sprendimas ir čia, aišku, dabar tokių atvejų su koledžų krepšiniu didėja, kai lietuviai išvažiuoja, bet manau, yra, kaip sakyt, galimybių ir ten. Ir labai krepšinės viskas priklauso nuo laiko ir vietos, tai niekada negali žinot, kada ir kur gali vienam žmogui būti geriau. Šitą pergalę turbūt toks geras impulsas komandai, kadangi pastaruoju metu ne pati geriausia forma buvo komandos, bet tai svarbu negalvoti apie tai, turbūt nes yra laukia finalas. Tai kas dabar svarbiausia, kad psichologiškai būtume gerai pasiruošę rytoj? Jo, manau, su pasitikėjimu išeiti rungtynės. Visų pirma, pailsėti šiandien, nemąstyti per daug, pasimėgauti šito renginio. Tai paprasčiausiai.